Labas vakaras. Romantiškai pradėjome, palaukiu, gal kas nors prisijungs, bet manau, kad jau kiek esam, tiek esam. Norėčiau, jeigu galima, kad įsijungtumėt kameras, nes man daug smagiau gyvai matyti žmonės, jeigu neužsiėmę. Yra daug geresnis ryšys. Ačiū tam, kas tai padarė. Tai labas vakaras. Aš esu Monika Gražinskienė ir šiuo metu dirbu Herojaus mokykloje. Pati turiu 2 sūnus, vienam 2 metai, kitas 1-okas, o Herojaus mokykloje esu 2-okų mokytoja. Ir čia, būdama Herojaus mokykloje, aš turiu visas sąlygas eksperimentuoti, taikyti įvairias mokymuose ar šiaip kultūros strategijas. Tai susigalvojom su savo klase įvairių tokių ritualų, įvairių tradicijų ir slaptų dalykėlių. Ir būtent šitais dalykais aš norėčiau šį vakarą su jumis pasidalinti, nes jaučiu tų dalykų vertę ir galvoju, galbūt tai galėtų jūs įkvėpti, pritaikyti pas save, savo praktikoje arba galvoti kažką savo, kas tiktų jums. Tai pradėsime pristatymą. Visų pirma, gal nepaklausiu, jūs mane girdit gerai? Taip. O dabar ekranas matosi? Liuks, kol kas viskas tvarkoj. Ačiū. Taigi, tai seminaras, kas kuria klasės kultūrą. Ir jeigu jau jūs esate čia, tai turbūt kažkokį savo tikslą jūs turite, nežinau, koks tai yra. Bet kaip ir sakiau, mano tikslas šį vakarą yra pasidalinti su jumis tuo, ką aš taikau ir kas man veikia arba netgi neveikia ir kad jūs išvengtumėte tų dalykų. Tai šiandien su jumis norėčiau pakalbėti apie šios dalykus. Tai aptarsime dienos pradžią, aš darau dienos pradžioje. Tada kitas dalykas ryšys siejantis mus, tai čia mūsų klasės narius. Trečias yra parodyti kitaip, arba kaip mes mokykloje vadiname leading by example. Toliau norėčiau pakalbėti apie pagyrimus ir priminimus, ko mūsų darbe turbūt dažnai prireikia. Tada norėčiau pakalbėti apie mokytojo stiprybės. Ir apie dienos pabaigą, tokia kaip uždarymą. Tai peržvelgsim tokią utopinę tobulą dieną mano klasėje ir pasižiūrėsime, kas mums veikia. Tai pirmiausia, norėčiau, kad atsakytume kiekvienas savo į tokį klausimą, tiksliau 2 klausimus. Dabar duosiu šiek tiek laiko pagalvoti ir pagalvokite, kiek laiko praleidžiate namuose ir kiek valandomis iki miego valandų, taip, savo artimaisiais žmonėmis ir kiek laiko praleidžiame darbe. Tai dabar susiskaičiuokit, kiek maždaug gautųsi ir tada galėsime važiuoti toliau. Galite taip nykščiai viską skaičiuoti. Mokytoja labai mėgsta refleksiją. Taip, tai aš noriu jums parodyti būtent savo rezultatus. Tai iki miego su savo šeima, tokio laiko, aš turiu 2-3 valandas tobuluoju būdu, o darbe praleidžiu 8 valandas. Ir čia yra minimumas. Jeigu viską spėju, laiku išeinu, nebūna kažkokių komplikuotų dalykėlių. Ir rugsėjais turbūt kiekvieno mokytojui iš šitas valandas neįma, nes rugsėjai būnam tiek, kiek reikia, kol viskas įsivažiuoja į savo rutinas. Tai kaip matote, darbe mes praleidžiame gerokai daugiau laiko, neskaitant savaitgalį, žinoma, negu namuose. Todėl, kai aš pati sau susiskaičiavau, kažkaip man atėjo tas suvokimas, kokia didelė tiksliau dalį užima man darbas ir kaip man svarbu, kaip aš jaučiuosi būtent ten. Ir iš tikrųjų niekas neateis iš šono ir nesustatys mano jausmo. Aš turiu įdėti tai darbo pastangų ir aš tada pradėjau galvoti, kas man padėtų šiek tiek geriau jaustis darbe, kad kuo viskas sklandžiau vyktų, kad man būtų malonu ir pačiai įdomu. Ir taip aš pradėjau taikyti tokius įvairius ritualus savo klasėje ir dabar važiuojam būtent prie pačio pirmojo, tai yra dienos pradžia. Nepaminėjau turbūt, kad aš esu 2-okų mokytoja šiemet, pernai turėjau 1-okus ir čia pagrinde bus, ką mes darėme pernai ir jau papasakosiu, ką taikome ir šiemet. Tai kaip ir pernai, taip ir šiais metais mūsų kiekvienas rytas prasideda tuo pačiu klausimu, kaip šiandieną jaučiatės. Kiekvieną rytą jau susirinkę vaikai žino, kad aš jau prašysiu parodyti savo kumščiukus. Pirmiausia, jie sudeda štai taip kumščius prieš save ir aš skaičiuoju iki 3, 1, 2, 3 ir jie tada parodo pirmiausia ženklų kalba, kaip jie jaučiasi. Jeigu
jausmas teigiamesnis, tai taip nykštys, ar ne, ir tada vidutiniškai, tam labai blogai, taip, žodžiu, nykštukų metodas. Ir po to, ką mes darome, aš apžiūriu visų tas parodytus ženklus ir tada mes einame ratu, vienas po kito ir komentuojame, kaip šiandieną kiekvienas jaučiasi, jie įvardina ir papasakoja kodėl. Ir ką tai duoda, kad tai ugdo emocinį intelektą, vaikai mokosi įvardinti jausmo žodžius, jie lavina tą savo ugdo emocinį žodyną ir aš esu tokia, kad neleidžiu jiem atsakyti gerai blogai, nes tai nėra jausmo žodžiai ir apskritai šitie žodžiai nesuteikia absoliučiai jokios informacijos, netgi jeigu pastebėjot, kad, pavyzdžiui, paklausim, na, kaip tavo diena praėjo, gerai ir kaip ir baigėsi pokalbis, ne? O jeigu mes sukonkretinam tą jausmą, linksmai, nuliūdęs, susimąstęs, apsimiegojęs, ten įvairiausi, tai duoda daug daugiau informacijos ir dar aš irgi prikimbu, neužtenka man tik žodžio, prašau, kad jie įvardintų kodėl, kas sukėlė būtent tą jausmą. Pavyzdžiui, jaučiuosi liūdnai, nes mano žiurkėnas numirė. Ir tai ne tik ugdo emocinį intelektą, bet tai man ir suteikia kaip klasės vadovai informacijos, kuo gyvena vaikai tą dieną. Ir, pavyzdžiui, jeigu žinau, kad kažkieno gyvūnėlis mirė, tai aš jau pasistengsiu nelaidyti jokelių apie žiurkėnus apskritai, ar ne, arba kuo mažiau liesti tą temą, jautriau reaguoti į tai, ir tai man kaip ir duoda tokią žinojimą, kas vyksta jų galvelėse. Taip pat vaikam yra labai geras toks įėjimas. Jie vieni kitus išklauso, jie patys pasisako, jie kiekvienam yra kaip ir skiriamas dėmesys ir mes tada jau galime po šito viso aptarimo galime judėti toliau prie ugdymo veiklų. Tai prieš einant iki kitos mūsų tokios susitartos rutinos, tai yra užkandėlės, noriu dar pakalbėti apie tai, kas būtent kuria ryšį su vaikais ir tai man šiuo atveju tapo visai pašalinis dalykas, kuris apjungia visą mūsų klasę ir labai man pasiteisino, tai noriu pristatyti jums savo klasės talismaną. Tai jį turiu rankose, tai čia yra mūsų klasės Henris. Aš paprašiau savo draugės, kad man nunertų ką nors, kažkokį tai žaislą, kad aš turėčiau klasėje ir man jisai padėtų, žodžiu, suvienytų klasę. Draugai nedavė daugiau jokių apribojimų ir, žodžiu, jinai sukūrė tokį, nežinau, labai matosi nuotraukoje, gal gyvai labiau matysis čia, tai viena jo akis yra mėlyna, kita jo akis yra ruda, jo rankoje viena ilgesnė, kita trumpesnė. Žodžiu, Henris nėra tobulas. Ir Henris, kaip matote, jis neturi jokios emocinės išraiškos. Jisai nėra užkoduotas, kad yra tik linksmas, tik liūdnas ir jis labai palieka daug vietos, fantazijai, vaizduotei. Suaugusiai gana keistai reaguoja pamatę Henrį, gal kažkam asocijuojasi su Vudulėle, nežinau, bet vaikams jisai labai prilipo. Jie patys beje sugalvojo jam ir vardą, mes darėm balsavimą, čia labai demokratiškai išrinkom. Jie irgi prisidėjo prie to krikšto Henrio. Ir koks jo vaidmuo pas mus? Tai pradžioje mokslo metų, tiek šiemet tą patį darau, tiek pirmoje klasėje, tai kai mes sėdime ratu ar ir kalbame apie savo jausmus, tai kas kalba, rankose laiko Henrį, kas Henrio neturi rankoje, tuo metu kaip ir kalbėti negali. Tai ugdo mūsų kaip ir gebėjimą kalbėti po vieną, ugdo kantrybę, taip, ir Henris iš tikrųjų vienyje mūsų klasės ne tik vaikus, bet ir tėvelius. Kodėl taip yra? Nes mes kiekvieną penktadienį traukiame lėktuką burtų keliu, pas ką jis keliaus savaitgalį. Ir vaikai turi vienintelę užduotį, žodžiu, kažkaip praleisti su Henriu savaitgalį ir nufotografuoti ir atsiųsti man, kad mes pirmadienį pažiūrėtume nuotraukas. Tai kur tik Henris nėra buvęs, jis yra buvęs ir žaidimų kambaryje, ir karate varžybose, ir bažnyčioje, žodžiu, ir filmą žiūrėjęs, ir į muziejus vaikščiojęs, žodžiu, tiesiog gal kokį penktadienį filmą kartu žiūri, popkornus valgo. Ir tai yra labai smagu, nes vaikams yra labai įdomu, kągi tas Henris veikia su kiekvienu iš klasės draugų. Ir tuo pačiu yra traukiami tėveliai visą šitą reikalą, nes jie fotografuoja, jie siunčia, jie irgi nori turi įsitraukti visą šitą mūsų klasės tokį žaidimą ritualą. Ir, pavyzdžiui, pradžiai mokslo metų tai gana yra neblogas ledlaužis kalbant su tėvais, nes gali užsiminti, tai va, Henris pas jūs buvo, kaip čia sekėsi, tokį neformalų pokalbį palaikyti visai irgi yra naudingas, su tėvais ne vieną ugdymą elgesį ir tos tokius kitus dalykus. Tai mes Henrį labai mylime ir dar antroji klasėje tikrai mes jo neatsisakysime ir jis mums labai pasiteisino.
Taigi, kai tokį ryšį sukūrėme, ar ne, galime judėti toliau. Ir tada veikia jo principas leading by example. Taip, tai parodyk savo pavyzdžių. Tai pas mus mokykloje yra toksai kaip sąvoka, kurią mes vartojame visi ir stengiamės visi mokytojai būti to pavyzdžių vaikams. Na, nes tiek tėvams tai galioja, tiek mokytojams, jeigu mes norime, kad vaikai laisvu laiku skaitytų knygą, o patys esame sulindę į telefoną, na, tai nori, jiems išsišaukia priešpriešą ir jie nelabai yra linkę tai daryti ir jiem yra daug smagiau matyti kartu skaitantį mokytoją, tėtį, mamą ar ne, namuose skaitantį, negu ten jis vienas turi skaityti, o ten kiti, žodžiu, prie kompiuterio, televizoriaus ar telefono ekranuose. Tai tas leading by example labai padeda kurti tokį sektiną pavyzdį ir įkvepia mokinius. Tai aš šitą pritaikiau užkandėlės metu, pradėjau vaikams skaityti užkandėlės metu, kol jie patys augo. Nes kai jie pernai buvo pirmokai, jų pačių skaitamos knygos, na, tokio yra paprasto žodyno dar gana, jie tik mokėsi dar skaityti, suprasti, perskaityti tekstą, todėl tas suaugusiojo skaitymas jiems duoda didelę naudą, nes plečia žodyną, jie išgirsta sunkesnius žodžius, kuriuos mes aptariam, išsiaiškinam, kas tai reiškia. Taipogi jiem yra labai šiaip sveika girdėti tą tokį skaitymą, ne tik intonacija, jiems yra įdomu, toks mini šou gaunasi ir tuo pačiu užkandėlę jie tada valgo tyliai, neplepa, kramto, žodžiu, nespringsta ir tas dėmesys ir mokosi išlaikyti dėmesį, išklausyti, taip suaugusiai. Tai šitas irgi mums labai pasiteisino ir dar apie užkandėlę šnekant, iš pradžių mūsų užkandėlė atrodo taip, man vis pasakau, einam plautis rankų, kas pirmas nueina, grįžta, jau valgo, koks ten 6 vaikas dar tik tai bando atsistoti nuo kėdės, jau pirmas pavalgęs, buvo toksai, na, liaudiškai sakant, balaganas. Tai aš nusprendžiau įvesti tokią taisyklę, kad būtinai pradedame valgyti visi kartu, palaukime klasės draugų, tam, kad visi kartu pradėtume ir žodžiu nebūtų tų aš jau baigiau, o aš dar ne, kad atsirastų toks vieningumas ir grupės jausmas. Tai iš pradžių mano šitą taisyklę sulaukė labai daug protestų, labai daug nepasitenkinimo ir kvestionavimo, bet laikui bėgant, užteko gal kokios savaitės, jie jau suprato ir dabar visiškai tiesiog laukia, kol aš pasakysiu skanaus ir tada pradeda valgyti. Tai irgi tokios įveda tvarkos, komandiškumo ir draugiškumo. Nes iš pradžių būdavo, kodėl mes turime laukti labai ilgai, nes mes esame komanda, mes esame klasė ir taip mes, žodžiu, viską darome kartu. Kitas rutinos etapas, apie kurį norėčiau pakalbėti, bus atsisveikinimas, bet nuo užkandėlės iki atsisveikinimo yra labai dar daug visko, nes vyksta tas ugdymo procesas, visas mokymasis. Ir čia yra ta vieta, kai nutinka labai daug visko. Ne? Tas visas gyvenimas verda. Mes ir bendraujame, ir atliekame užduotis, ir konfliktuojame, ar ne? Tai man mokytojo gyvenimas primena amerikietiškus kalnelius. Bent jau man taip jaučiasi, kad vieną dieną viskas nuostabu, vaikai dirba, daro užduotis, viskas gerai, visi laimingi, čia mes tiek daug padarėm, viską žino, papasako, atsako į klausimus. Kitą dieną čia žiūrėk susimušė, čia susipyko, nepasidalino, nieko nesupranta, tu jiems sakai, atrodo, užduotį atlieka visai kitaip, dar kokie tėveliai parašo, ką nors, kad kaip čia taip, man atrodo, viskas, kas įmanoma, sukrenta, na ir ta nuotaika žemyn leidžiasi ir atrodo, kad viskas yra labai blogai. Tai kaip išlikti tokiomis sąlygomis šalto proto, kaip nepasiduoti, ar ne? Tiesą pasakius, nežinau. Net jeigu ir, tarkim, susivaldau savo klasėje, mane vis tiek persekioja tos emocijos, tarkim, šokolado poreikio, arba noriu kartais paverkti, ar ne, bet ką tikrai žinau, kad norint pelnyti vaikų pagarbą, tai būtina juos tinkamai drausminti. Tai yra labai svarbi, o ne vėl kala, ar ne? Aš nesuprantu, jau antras seminaras ir vėl kala. Atsiprašau, čia perskaičiau. Dabar pabandau ištraukti ausines ir jūs man pasakysite gerai. Pabandau. Kaip jums dabar girdisi? Tas pats. Aš nesuprantu. Antrą seminarą panašiai gaunasi, nors niekas pas mane netiksi, neturiu laikrodžio. Jaučiu, mano kompiuteris labai nemėgsta manęs.
nes visiškai neturiu nieko, kas galėtų kalti. Labai sunku girdėti mane, kai kalo. Koks tavo duonis? Girdisi, tai viskas tvarko, tik tai tiek, kad tas toks šalutinis garsas šalia yra, bet suprantam, kas tai. Jo, tikrai blaško, kaip čia iššūkis toksai. Oi, nežinau, nes jau jums bus irgi toks saviugdos iššūkis, kurį teks įveikti, nes, nežinau, reiškia, teks man keisti kompiuterį, nes niekas neveikia. Gerai, tai bandom tada tęsti toliau, jeigu viskas tvarkoja. Truputį išsimušiau, grįžtam dabar apie ką aš šnekėjau, ar ne, tai kad norint pelnyti vaikų pagarbą, ar ne, būtina tinkamai juos drausminti ir neprarasti tos tokios savitvardos. Ir kaip tai tinkamai daryti, na, tokio vieno patarimo turbūt nėra, bet ką noriu akcentuoti, kad mokslininkai paskaičiavo, kad vidutiniškai per dieną iki mokyklinio amžiaus vaikas žodelį ne išgirsta maždaug 400 kartų. Nuostabu, ne? Jeigu aš tai girdėčiau, nežinau, turbūt veiktų blogiau nei tas kalimas dabar jau ausyse, nes iš tikrųjų atrodo, kas čia tokio, ne, tas žodelis ne, mes visi jį girdėjome, kai augome, niekas ten nesitaikė šitaip stipriai, ne, ir nesukdavo sau galvos, ir užaugo puikūs žmonės, tačiau tuo metu dabar yra jau atlikti tyrimai, kurie mums gali duoti informaciją, kad kas tuo metu vyksta vaiko smegenyse. Tai lyginant vaikus, kurie girdi daug ne ir daugiau taip, tai skiriasi vaikų požiūris į gyvenimą, skiriasi tų vaikų smalsumas ir kūrybiškumas. Kai vaikas girdi daug ne, jam liaudiškai sakant, atšoka fantazijas. Tada nelabai nori kažką daug veikti, ne tiek nori eiti, kažką daryti, tyrinėti, nes vis tiek viskas negalima, viskas ne. O, žodžiu, vaikai, kurie girdi daugiau taip, tas kūrybiškumas išsilaiko labiau, taip, jie labiau yra linkę kūrybiškai tyrinėti aplinką, yra žingeidesni ir labai yra sunku tą ne paversti į taip. Iš tikrųjų reikia pastangų ir man pačiai tai irgi yra iššūkis, bet jeigu mes formuosime ne neiginiu, o teiginiu, tai bus iš tikrųjų lengviau, nes vaikas dažnai, jeigu mes sakome neik ten, jis tą ne nusibraukia smegenyse ir dažnai net pradeda girdėti eik ten, jam taip atrodo ir taip jį veikia. Todėl būtų naudinga tuos neiginius paversti teiginiais. Kaip tai daryti? Tai vietoj, pavyzdžiui, nebėgiok, galime sakyti klasė, nes vaikštome, ne? Arba vietoj nerėk, prašau naudoti vidaus balsą, arba naudojame vidaus balsą. Tai aš jau išsprūdo, man tas prašau, labai padeda suformuoti teiginį. Kai aš prašau, tai jau nebesakai ne. Prašau, nešūkiškai man iškart nors prašau naudoti vidaus balsą. Tai tas žodelis, prašau, irgi gali truputėlį pagelbėti, formuojant tą tokį teiginį. Ne? Tai irgi iš tikrųjų šitam dalykui reikia įgūdžio, nes bent jau man irgi spontaniškai visada norisi sakyti tą ne. Tai toks reikia save pagauti ir tiesiog per įgūdį, per laiką tokį išsiugdyti savo įprotį viską daryti teiginiais. Tai aišku vis tiek, kad kaip mes ten gerai viską drausminsim, viską naudosim, žinom kaip ką daryti, na, visi žinom, kad su vaikais būna taip, kaip jiem noris, ne kaip mums. Ir būna tų dienų tokių, kur neveikia nei tas prašau susitvarkyti ir panašiai. Tai ką aš darau, kai situacijos jau darosi tokios sudėtingesnės, tai yra 3 dalykai. Pirmai taikome mes mokyklą bendrai, tai yra bendras susitarimas, kurį žino visi mūsų mokyklos mokiniai. Tai yra, kad mokytojas suploja 3 kartus, tada 3 kartus suploja mokiniai ir pakeliam ranką, kad dėmesio tylos. Plojama tiek kartų, kol visi įsitraukia į tai ir pamato, ir žodžiu, taip yra toks ne žodinis susitarimas, kad visi jau dėmesį skiria mokytojai. Tai antras yra, aš čia mėgstu taikyti, kad nutaisau labai reikšmingą veido išraišką ir laukti. Kartais yra tokių dienų, kad tenka laukti labai ilgai, galiu ir nesulaukti. Todėl šitas toks slidus metodas ir tinka tam tikriem vaikam, ar ne, ir ne visada.
gali pasiteisinti. Bet aš šiaip visada, man bent jau klasėje atsiranda tokių, kurie pamato, kad mokytoja reikšmingai laukia ir tada pradeda sakyti, mokytoja laukia, žiūri. Ir ten toks jau grandininė reakcija prasideda, ir žodžiu jau taip pavyksta kartais taip jau reikšmingai pagauti jų dėmesį ir susikaupti veiklai. Na, bet turbūt geriausiai veikiantis dalykas, bet lėčiausiai veikiantis dalykas yra pasidžiaugti gerais dalykais. Ne tik drausminti, bet ir pasidžiaugti. Manau, kad suaugusiems ypatingai yra sudėtinga pasidžiaugti gerais dalykais. Ne tik gal suaugusiems, nes žmonės yra tokie, kad labai mums įkrenta iš širdį tie neigiami dalykai, mes juos linkę greitai paskubėti. O tuos visus gerus dalykus dažnai priimame kaip savaime suprantamą dalyką. Taip ir turėtų būti. Bet iš tikrųjų čia yra labai svarbus dalykas nepraleisti to pro akis, pro ausis ir pasidžiaugti vaiko kažkokią pažangą pastangomis, tam, kad tai jį motyvuoja toliau tęsti tą elgesį. Pat daugiau dėmesio kreipi į tą gerą elgesį, tai vaikas kaip ir džiaugiasi ir nori būti pagirtas. Bet irgi apie tos pagirimus reikia daryti atsargiai, girti labai konkrečiai už tam tikrą dalyką. Turbūt tikrai esate girdėję, kad psichologai rekomenduoja tikrai vengti žodžio šaunuolis, nes tai yra labai abstraktus žodis, kaip ir reiškiant kaip ir nieko, kaip ir viską, šaunuolis, kaip tu čia gerai susitvarkei. O tai jeigu nesutvarkau viskas, aš jau ne šaunuolis, aš jau blogas, tokia žinutė gaunasi vaikui. Todėl reikėtų girti labai konkrečiai už tam tikrus dalykus, kurie yra matomi. Na, pavyzdžiui, matau, džiaugiuosi, kad padėjai klasės draugui susitvarkyti, ar padėjai, kai jam išsipylė gertuvė, taip, arba matau, kad įdėjai daug pastangų rašydamas, tau jau sekasi daug geriau. Ir štai apie rašymą, būtent tas yra pavyzdys, kad pradžioje čia sekdavosi prastai rašyti, bet ne dėl to, kad tas vaikas negali, bet dėl to, kad jis neįdėdavo pastangų tiesiog. Jam būdavo visiškai neįdomu, nereikia, greitai padarau ir štai atnešu. Ir kažkada man pasisekė užgaudyti, kai jam gerai pasisekė užrašyti ir aš pasidžiaugiau ir garsiai ir tada jis kažkaip pradėjo visai kitaip tas mokinys jaustis dėl to, dar gal lipduką kokį užklijavau, man atrodo, už gražiau parašytą, tai, žodžiu, matote prieš ir po ir tikrai tas įvyko pokytis ir tam vaikui iš tikrųjų jau nuo pat pradžių galėjo sektis taip rašyti, kaip yra dešiniau, tiesiog jisai į tą nekreipdavo dėmesį ir tas toksai pasidžiaugimas vieną kartą, kokį antrą, jam suteikia motyvacijos, kad jo pasidžiaugsi dar kartą, žodžiu, kad jisai čia gerai viską daro. Taip pat noriu akcentuoti, kad tikrai svarbu pasidžiaugti dar vaiku ir jo tėvams. Nes irgi dažnai būna, kad tėvai tą sulaukia neigiamą kažkokią informaciją, ypač jeigu tai yra kažkokių iššūkių turintis, elgesio iššūkių, gal sunkumų vaikas. Tai labai svarbu rasti kažką ir garsiai šalia net vaiko, pasidžiaugti tėvams, kad šiandien labai jam gerai sekėsi rašyti, jis tiek daug įdėjo pastangų, tikrai dirbo kruopščiai. Ir tai ir tėvus veikia labai teigiamai, ir patį vaiką veikia motyvuojančiai, ir kad ne vien tą neigiamą informaciją pasiekti tėvelius, būtų gerai rasti kažką tokio, kas galėtų motyvuoti tiek vaiką, tiek ir pradžiuginti jo tėvus. Dabar noriu pakalbėti apie savo stiprybės, bet ši dalis nėra skirta pasimatyti, kokia aš faina. Aš čia norėčiau tiesiog pasidalinti, kas man suveikė ir paskatinti jūs rasti savo stiprybės, savo kažkokį dalyką, kas veiktų jums. Tai man būtent, kaip matote, turbūt iš nuotraukos yra muzika. Muzika mane lydėjo nuo pat mažumės, nuo 4 metų dainų dainelės, po to muzikos mokykla, visokie konkursiukai, dainavimas, grojimas pianinu. Mano mama yra pianino mokytoja, tai žodžiu, aš su muzika augau ir tai mane lydi nuo pat mažens. Ir aš prieš tai, kur turėjau laidą, mes dainuodavom daineles ir šią laidą gavusi pirmokai buvo iš pradžių šiek tiek dvejojau išsitraukti savo gitarą, nes man kažkaip, nežinau, užsiklijavo etiketę, kad tiem vaikam nepatiks, nes jie buvo labai didelis procentas berniukų, 80% berniukų, ir jie tokie aktyvūs, ir aš galvoju, ką aš čia su savo tą gitarą, jam reikia judesio, kažko tokio, kažkaip aš gal mėnesį ar pusantro vengiau tos gitaros ir jinai tiesiog stovėjo kampe klasėje, bet nenaudojama.
Ir taip kažkurį kartą vaikai vis paklausė, kam ta gitara, kas čia yra, ir aš kažkaip prasidėjau, kad groju ir pamačiau, kad jiem užkliuvo ta gitara ir atėjo diena, kai aš jau ją išsitraukiau. Ir aš labai maloniai nustebau, kad vaikams jiem padarė didelį įspūdį. Ir mes kiekvienos dienos gale mes užsirašome tokį, ką šiandien sužinojom, patys vaikai turi užsirašyti. Ir vienas klasės mokinys, dar tada pirmokai sunku jiems dar parašyti, bet žodžiu pats savo pastangom parašė, sužinau, kad moksta dainininkė. Tai matosi, kad jam tokį įspūdį padarė, kad jis net pats pabandė parašyti, nors tuo metu dar mes kartu bandydavom tam parašyti dėl rašybos niuansų. Tai aš supratau, kad man reikėjo daug anksčiau tą gitarą ištraukti ir kad čia nereikia bijoti savo tos pusės, parodyti ir galvoti, čia jam tiks, netiks. Jeigu man tai patinka, tai labai didelė tikimybė, kad patiks ir jiem, nes jie mato mano aistrą, mano pomėgį ir mato, kad mokytoja ne tik yra mokytoja, bet dar ir žmogus, turinti gyvenimą, turinti savo pomėgius, savo kažkokius tokius dalykus. Ir mes kiekvieną rytą dainuojame tokias dainelės. Kaip pirmokam tikrai pasiteisino, aš pastebėjau, kad vaikams labai sunku suvokti laiko tėkmę, sunku įsiminti mėnesius, savaitės dienas, vakar, rytoj, šiandien, tokius dalykus. Tai mes dainuojame 2 dainelės. Tai aš sukūriau savaitės dainų dainelę jiems, kad dainuotų, ir mėnesių dainelę. Ir jie jau tuos mėnesius kasdieną dainuodami jau tikrai žino iš eilės nuo sausio iki gruodžio. Savaitės dienos irgi šiandien, rytoj, vakar kažkaip jiem jau neblogai sekasi, tai buvo ne tik toksai hobis, linksmas dalykas, bet gavosi ir ugdomoji, kaip ir tokia priemonė neformali, kurie to nenuplakdami labai sėkmingai mokėsi mėnesius ir savaitės dienas. Tai, žodžiu, ką aš to noriu pasakyti, kad mokiniams labai svarbu pažinti mokytoją kaip asmenybę. Ir pagalvokite, kas domina jūs. Galbūt jūs mėgstate keliauti, galbūt rašote eilėraščius, gal jūs neriate, ar gaminat kokias atvirutes. Parodykite tą savo pusę vaikams, nes jiems gali būti labai įdomu. Ir aš, pavyzdžiui, iki šiol prisimenu savo matematikos mokytoją. Jinai jau buvo tokio vyresnio amžiaus, bet jinai taip gražiai skaitė, deklamavo eilėraščius, nors buvo matematikos mokytoja, ir mes vis prašydavom mokiniai mokytoją, dar padeklamuokit kokį eilėraštį. Ir jis įstodavo prieš klasę ir tikrai visi švilpėdavo, ir aš dar dabar prisiminus jos tą emociją, šiurpas net nueina, ir man taip įstrigo, nors buvo gal 7 klasėje, kad mokytoja matematikos, o štai eilėraščiai. Ir man, sakau, iki dabar labai yra paveikę. Ir, žodžiu, pagalvokite apie save, ką galite truputį įnešti savo ir parodyti, atskleisti savo pusę mokiniams. Ir dienos pabaigą prieiname. Tai pas mus dienos pabaiga susideda iš tokių 2 dalykų. Tai pirmasis ir labai svarbus yra refleksija. Refleksija tai kiekvienos dienos gale mes vėl susėdame į ratą ir tame rate mes padiskutuojame, prisimename kiekvieną įvykusią veiklą, prisimename, kas šiandien buvo, ir tada vaikai turi išsirinkti jiems labiausiai patikusią veiklą ir vėl būtinai pasakyti, kodėl būtent ta veikla. Tai taip pat mes tuo metu pasikartojame, ką naujo sužinojome. Tai pradžioje vėl Henris ateina pas mus į pagalbą, padeda šnekėti po vieną. Ir kuo tai svarbu, vaikai labai dažnai pamiršta ir grįžę namo, pavyzdžiui, sako, kad, tai ką šiandien veikiam mokykloj, nežinau. Ir aš pastebėjau, kad ir refleksijos pradžioje iš pradžių nežinau, ką šiandien veikiam, tai mes kartu prisimenam, ir tada jiem viskas susidėlioja vėl, ir, žodžiu, ta refleksija padeda nustumti dalykus iš trumpalaikės minties į ilgalaikę, ir tie tokie lieka išliekamoji vertė. Ir kitas dalykas, ką mes darome, tai yra komplimentai. Šitą irgi pradėjau taikyti truputį vėliau, ne iš karto nuo rugsėjo, aš manau reikėjo, jau šiemet taikau, šiandien darėme. Tai mes turim tokį irgi komplimentų ratą, tai siunčiame komplimentus ratu. Tokiu būdu užtikriname, kad kiekvienas vaikas gaus komplimentą, nes jeigu leisčiau rinktis, gali būti, kad vienas sulauks 3-4, o kitas iš vis negaus ir tada bus liūdesėlis. O jeigu mes siunčiame ratu, tai taip užsitikrinam, kad kiekvienas gavo savo komplimentą. Ir turime irgi būtinai 3 dalykus, kuriuos turime daryti. Tai yra, būtinai žiūrime į akis, kai sakome komplimentą. Tai irgi kartais yra iššūkis, nes iš tikrųjų,
mes didelę dalį nežiūrime vieni kitiems akis ir žiūrime kažkaip abstrakčiai. Tai kartais pastebėjau, kad vaikams iš pradžių yra labai sunku žiūrėti vieni kitiems akis. Tada mes pradedame komplimentą vardu, pavyzdžiui, Valdonė, tu šiandien labai gražiai atrodo. Taip, mes sakome vardą ir stengiamės, iš pradžių aš jiems leidžiu pagirti išvaizdos tos dalykus, ten megztuką, šukuoseną, dar kitus tokius niuansus, bet vėliau sunkinu, kad mes giriame vidaus kažkokias savybės, gal pastangas, gal kažkokį gerą darbą matai, kad padarė, gal yra draugiškas, taip, gal linksmas, kad, žodžiu, ta apranga nebūtų esmė, kad mes stengtumėmės įsigilinti vienas į kito vidinės savybės. Tai, žodžiu, mes siunčiame tą ratu ir, žinokit, po tų komplimentų, visi šypsosi. Visi yra laimingi, nes nori, nenori, tas komplimentas mums tiek jam malonu. Nežinai, kiek jis tam nuoširdus, ar ne kartais, ten vaikai gal nelabai žino, kaip rašo kitas, bet sako, kad gražiai rašai. Bet vis tiek yra malonu ir ta tokia emocinė temperatūra, taip sakant, prieš dienos pabaigą būna teigiama ir yra labai taip smagu išeiti, taip su šypsena į namus. Ir turėjome pernai tokį dalyką kaip atsisveikinimą. Šiemet dar jie turi visą savaitę, iki penktadienio, iki rytojaus, jie turi pasigalvoti, nes dar nepradėjome šių dalykų. Bet užmačiau internete, žodžiu, čia ne mano sugalvota, bet man taip patiko, kad galvoju, reikia man irgi įgyvendinti šitą dalyką. Tai turėjau pernai ir šiemet turėsiu atsisveikinimą skirtingą su kiekvienu klasės mokiniu. Jie patys sukūrė ten kombinaciją visokių tokių savo dalykėlių ir man sunkiausia yra juos įsiminti, aišku, pradžioje, bet jie labai yra kantrūs mokytojai ir duoda man laiko. Ir iš tiesų yra labai svarbu, kad vaikai, mes turime ir bendrą dalyką, ar ne, mes visi atsisveikiname, bet tai tuo pačiu yra individualus, su kiekvienu yra pritaikomas individualus ir sugalvotas atsisveikinimas. Tai yra individualus atsisveikinimas, ten vieni su kumštukais, kiti ten mes šokom kažkokį šokio, šiek tiek judesėlį ir irgi vaikams tai yra labai smagu. Man pasisekė, kad mano klasė nėra didelė, turiu 13 vaikų. Kai yra didesnė klasė, jums tiesiog reikės labiau pagalvoti ir daugiau įsiminti dalykėlių, bet tikrai yra įmanoma. Ir tai tikrai labai veikia teigiamai vaikus. Ir kai tėvai mato, kad tu su vaiku atsisveikinai kažkaip taip ir jiem tą šypseną kelia. Ir žodžiu, labai toks geras dalykėlis, kuris tikrai veikia. Ir šiemet vėl nuo kitos savaitės mokinsiuos tuos atsisveikinimus. Taip, dar norėčiau pakalbėti apie nuotolinį ugdymą. Tikiuosi, jo nebus šiemet, bet maža ką. Tai, ką aš dariau pernai, tai aš stengiausi tą nuotolinį ugdymą irgi paversti kažkokiu įdomesniu dalyku, negu tik šiaip mes sėdim ir kalbam, ugdomės, mokomės. Tai darydavau tokias įvairias dienas, teminės dienas. Ten kartą per savaitę, pavyzdžiui, yra geltonos spalvos diena arba šukuosenų diena. Tam reikalų net nusipirkau 2 perukus, kai užsidėjau violetinį, vaikai klausė, ar aš nusidažiau plaukus, pirmokai. Bet iš tikrųjų vaikams labai patikdavo, turėjom ir pižamų dieną, ir kakavą gėrėm nuotoliniu būdu, kaip ten padarė tėvai, vaikams atsinešė prie kompiuterio, žodžiu, paminėjom sausio 13 pernai, tai irgi toksai dalykas, smulkmena, kuri neužtrunka daug, nereikia ten pasiruošti, bet vaikams tai suteikia kažkokio tokio noro, atsikelti tą rytą prie kompiuterio, pasipuošti gal geltoną spalvą, gal kažkaip ten susikelti plaukus ir įdomiau, žodžiu, šiek tiek pasidaryti tą ugdymo procesą, atleisdavau tik tai tam tikrais momentais filtrą Zoom'e užsidėti, kur šiaip iš tikrųjų ten jie tai žaisdavo, susitarimą turėjom, kad negalima. Tai, žodžiu, ieškodavau tokių būdų, kad truputėlį pagyvinti tą tokį nuotolinį, kad nebūtų vien tik tas toks ekranas ir popierius, žodžiu, kad būtų truputėlį įdomu. Tai viską, ką aš jums pristačiau, dar kartą galiu pakartoti, tai pakalbėjom apie dienos pradžią, apie ryšį kažkokį siejantį klasę, apie tai, kaip mes galime savo pavyzdžių parodyti vaikams ir užkrėsti juos gerą kažkokią gerų įpročių. Pakalbėjome, kaip girti ir
susitarimus, kaip priminti vaikams juos, pakalbėjome apie kokios gali būti mokytojos stiprybės ir pakalbėjome apie dienos pabaigą. Šiaip, manau, labai svarbu, kaip mes pradedame dieną ir kaip ją užbaigiame, nes vidury dienos nutinka įvairiausių dalykų, bet tai, kaip mes išeiname, kaip mes išsiskiriame, ir mane kaip mokytoja, aš arba grįžtu kaip ant sparnų namo, o jeigu kartais nepavyksta to, tai tas irgi išėjimas nebūna kitoks, tai aš stengiuosi, kad tas bent jau išėjimas būtų kuo jisai linksmesnis, kuo teigiamesnis. Žodžiu, labai linkiu jums irgi atrasti savo dalykus ir labai džiaugsiuosi, jeigu jūs kažką panaudosite, jeigu radote kažkokį dalyką, kas galėtų būti naudinga jums. Noriu pasakyti, kad nebijokite eksperimentuoti, nebijokite įvesti naujų dalykų, jeigu kažką pamatote internete ar kolega jūsų daro, nes iš tikrųjų svarbiausias dalykas mokytojo turbūt darbe yra dalintis tą patirtim, dalintis informaciją, nes labai jau daug dalykų yra sugalvota, patiems naujų išrasti jau sunku, bet kai mes pasidaliname vieni su kitais, tai galime pagyvinti savo ugdymą, galime pagerinti savo dieną ir savo laiką mokykloje. Tai va, mano žinutė jums yra, nebijokite bandyti, nebijokite kažko pritaikyti. O dabar labai norėčiau, kad jūs pasidalintumėt galbūt kažkokiais patarimais ir aš galėčiau kažką iš jūsų panaudoti savo praktikoje, arba galbūt turite klausimų man. Labai laukiu ir kviečiu jūs padiskutuoti ir, nežinau, jeigu išjungsiu skaidrės, gal nustos tiksėti. O jeigu ne, tai... O, matau, jau vieną kitą mintį kažkas nuvoks, liuks. Gal galite pasidalinti, aname seminare, kaip buvo, tai viena dar mokytoja pasidalino, kad jie turi grupinį apsikabinimą po visų veiklų ir tai irgi labai veikdavo. Nežinau, gal jūs kažką turite, kas nors, labai būtų man įdomu. Labai raginu diskutuoti. Arba klausimai. Supratau. Arba gal dar kažkas, jeigu rašote, duodu šiek tiek laiko, kad nebeišimti jūsų šį ketvirtadienį. Tai ačiū labai, kad prisijungėte, ačiū labai, kad domitės, kad ieškote būdų, kad žiūrite, kas jums galėtų padėti. Buvo labai smagu šį vakarą. Ačiū už kantrybę tiksėjimo metu. Jūs esate labai kantrūs. Bandysiu kažką susitvarkyti pas tave, nes tikrai nežinau, kas tai gali būti. Tai linkiu jums gero ketvirtadienio vakaro, gerai užbaikite savaitę rytoj ir gero savaitgalio arteinančio. Iki, labai buvo smagu. Ačiū mokytoja Monika, iki. Viso. Iki.